Labas, sakas draugai. Labas diena, draugai. Ar sveiki, draugai? Taigi, draugai. Tai yra Aivaras. Ir Aivaras yra kaime. Ir Aivaro diena prasideda dabar. Taigi, draugai. Šiandien yra net nebežinau kokia diena. Oras yra toks. Dėl to, kad jau griaudė ir lyjo biški. Nors iš jų dar yra tik 10, bet jau griaudė ir lyjo, todėl... todėl tai nėra labai gerai gal. O gal ir gerai, nes dėl to, kad gal atsigau žemę nuo karščių visų. Todėl viskas, kaip sakant, yra sudėliota gamtos. Taip, draugai, dabar eisiu, paliksim mašinoj, golfiuką, šitą telefoną, nes tengiausias ryšys, kad vlogas keltųsi. Tada eisiu pavalgyti ir bus matyti, kur mūsų diena mus nuves. Tikiuosi ir jūs turite nuostabią dieną. Patinka tai, kad turite dabar ir vertinate tai. Aš, pavyzdžiui, neturiu šukuosenos, bet ją padarysiu. Bet ar tai blogai? Ne, viskas yra gerai, nes nesvarbu, kad yra šukuosenos. Ir nesvarbu, ar jūs kažką turite šiuo metu ar ne, bet jeigu jau žinote, kad ant to dirbat ir siekite to, tai viskas būna vis laiką labai gerai. Tai va, golfiuką sėdžiu aš, kaip visą laiką. Lietus lyja. Matote, langas toks jau šlapias, aišku. Ir lyja, girdite, gal ir negirdite, nežinau, nesvarbu. Šiandien, kai sakiau, kad nežinau kokią dieną, šiandien yra ketvirtadienis, nes nepažiūrėjau, nes nustebau, kad šiandien ketvirtadienis, pasimečiau, nes kažkaip vis tiek aš vedu datas į vlogus, datas tiesiog, bet ne dienas, ne tai, kad trečiadienis, ketvirtadienis. Ir taip keista būna. Kas nenudat, kad taip greit dienas prabėga. Pagalvokime, jau sekmadienį paskutinę dieną, Liepos mėnesį. Bet kas, nieko, viskas yra labai gerai, toks gyvenimas, draugai. Laikas visiškai negalvoja apie mus, jis jau staigiai, todėl turime spėti su jo kartu, džiaugti savo gyvenimą, kaip sakant, ir džiaugti kiekvieną dieną. Ir tausoti kiekvieną dieną turėtume taip daryti mes. Nes kai tausoju savo dieną, būna žiauriai greita, bet ir nuostabi diena. Ir tada tai tikrai gerai atsimeni kiekvieną dieną. Ir ypač kai man dabar, kai šitas vlogą, belia kada galiu dabar pasižiūrėti savo visą vasarą, ką aš veikiau kiekvieną dieną. Ir kaip aš nusišnekėjau prieš kameras. Bet ar tai blogai? Tikrai ne. Žinau, draugai, kad aš baigiu atsibosiu jums su savo tokiam frazėm, bet nieko nepadarysiu. Tai, draugai, lietus lyja, todėl visiškai nežinau, ką veiksiu. Dar bus matyti. Jau kažką sugalvosime dar, kaip sakant. Kaip visą laiką, vis tiek kažką sugalvojame ir kažkas nutinka, nes taip ir turi būti. Tikiuosi, draugai, jūs turite nuostabią dieną. Taigi, draugai, iššvietė saulė nebelyja, o tai yra labai gerai. Dabar einu tenai, kaip sakant, dabar lenda į mišką, bet jis greit pasbaigs. Biškį dar šlapia. Palyginus. Bet viskas yra vis tiek labai normaliai ir gerai. Reikia patikrinti šitą, ar yra žmogus ar ne, paklausti. Odas. Reikia patikrinti, paklausti, ar duos benzą, kaip sakant, ar ne. Kad pjauti su varna į malkas. Nes, kaip sakant, tada reikia žinoti, tada savo reikia kažkaip nusipirkti. Kaip matėte, gal neblogai atrodo palyginus viskas. Bet jo nėra čia, todėl šiandien nieko gal nebus. Tai, na, aišku, man vis tiek, aš žinau, kad darbą man reikia padaryti. Tam kaip pola bizinė ir vadai visi. Šitą, ką padaryti man reikia. Ten vienas yra nugrūvęs. Ir va čia ta šaka nulūžus, bet šitą šakos vis tiek vienas nelipčia. Tikrai, kaip sakant, sakė, dviese. Žiūrėjom, kaip kanda. Vienas minusas, būnant miške, yra tas, kad taip visi puola. Vabžiai, kad ojoj, bet vis tiek gyvenimas yra gražus, draugai. Viskas yra labai gerai, viskas yra nuostabu. Tik taip, vienas minusas, žinoma, galima apsirengti, tada ne taip pus. Bet vis tiek. Miškas yra gerai, nes žiūrėkines oras, aišku, aš prekina orą pratęs išsai, nes, sakant, mesgi nebūnam tuose miestuose, kur labai daug mašinų būna ar kažką, todėl vis tiek gera, kad miške pasivaikščiotų taip tyliai. Žinoma, dabar jau paukščiukų mažiau ir panašiai, nes vasaros pradžioje tai būna, visas miškas, ištisai paukščiukai vien. Vakar dar sutvarkiau dviratį, išsakiau, susklievau, važiavau, pedalai vėl va, tas pats, nes nieko nepadėjo, tie momenkliai ir nepinėjos, tai šitoj pusė dar biškį laikosi, bet nebe tiek irgi. Reikia dabar dar vėl taip pat pasidaryti, tik visuolkę dabar užsidėti ir tiek. Žiūrėsim, kas čia gausis. Nes, kaip sakant, labai nepatogu važiuoti, nes lūžta pedalai, taip pat nusmunka. Visi ir tada labai lieva, visiškai sulaužys, iš vis tai bus nepatogu minti. Taigi, draugai, mes prie želiuką atėjau pasmaudyti. Buvau žemaitkime, kadangi vlogas dar kėlėsi, todėl negalėjau jo užtrinti, nes dar tam reikėjo padaryti prasme, tai todėl negalėjau užtrinti, todėl visiškai neleido net filmuoti, nes buvo
pilna užimta vietas, tai tada buvo labai normalu. Nuvarėjau užimai, tikimai grįžau, uždėjau vlogą live, kaip sakant tada. Tada sakau, reikia ateit nusimaudyti, nes visas buvau šlapęs tiesiog, nors taip paprastai minėjau. Ir matai, apsniaukė, bet tai yra ganėtinai normalu, bet vis tiek šiltas oras, tas yra labai gerai. Tai jau nuspaus pakaito, tada eis namo pavalgyti. Oi, draugai, gyvenimas yra gražus iš dalies. Vlogas nukeltas, viskas labai ramu, viskas yra labai gerai. Ką mama parašė, ką veikia, ką turi ką reikia. Ne, taip, draugai, gyvenimas yra tikrai gražus. Mačiute, žvejoja tenai su valtim. Marškos, nes nelabai yra biškiuka, bet dabar įsimaudys, šis nieko nebeliks velčiui. Bet tai nėra blogai, viskas vis tiek yra labai gerai gyvenime, viskas yra labai tiesiog gerai. Tikiuosi jūsų gyvenimas irgi einasi taip gerai, nesvarbu par kokį šį einate, kaip sakant, ar kažką. Tikiuosi jūs tai išgyvenate ir kitą dieną juokėt iš viso, nes pagalvokime logiškai. Nereikia pergyventi dėl mažų dalykų. Visiškai, nes jie tiesiog praeina ir paskui juokimės iš jų. Čia draugai susiemame, konkuruojame pasaulyje visą laiką. Tikrinam, ar kūrėsi. Viskas normaliai. Šiandien buvo vairos stiprintuvas jau suėjęs. Ir visiškai sunkiai sukas, reikia pripilti viską, tikriausiai visko. Bet suprantat. Reikės kada nors gal tai padaryti, bet tik ne dabar. Ne šiuo metu, nes kiti darbai ir laukia. Nes kaip sakant, kaimas ir aš labai mašinų savo neprižiūriu. Nieko išdėt labai aš neprižiūriu. Kodėl? Nežinau. Bet toks tai gal yra blogai, tik mašinų mylėtojams. Tai yra žiauriai skaudu ir labai atsiprašau dėl to, jei kažką žiūriu iš jų. Jūs esate nustabus, viskas yra normaliai, bet aš esu toksai, koks esu. Aš kaip neėmiau galvą dėl tų mašinų labai. Viskas yra normaliai, oras žiauriai karštas, ateina didelė, labai didelė audra tipo. Visas internetas kalba, jau biškai girdim kaip griaučia, todėl varysiu iškelsiu visą filmuotą medžiagą šitą. Atfitimas neblogas, atdengas neblogas, saudės nėra. Bet debesiukai neblogi. Va, dar lėktuvas kažkur skrenda. O dunda, iš kur vis tiek tai virš debesų nesvarbu, ne? Tai va. Taip, oras nėra šaltas. Bet gali kažkas būti. Aišku, gal ir nieko nebus. Bet dunda visur. Tai jau. Tada pavalgiau. Tada YouTube biškį pažiūrėjau. Dabar sakau, reikia biškį dar su jumis pakalbėti ir parodyti, kaip dangus atrodo. Visai nieko palyginti. Visai nieko. 4 dalykai kraunasi. Nešiojamas kompiuteris. Powerbankas, Wi-Fi ir diktafonas. 4 dalykai kraunasi. Nežinau, gal audros nebus, bet dabar taip užkaitina, kad dušnybė nebloga. Jei nebus, tai bus labai gerai. Bet jei bus, tai tipo bus viena rimčiausių audrų, todėl, kaip sakant, aš pasiruošęs. Turiu pavalgyti, gert. Visas technologijos kraunasi, turėtų paskaus, kol audrų prasidės. Aš nesusitvarkęs kažkokios visiškai neturiu, bet ar tai blogai? Ne, viskas yra labai gerai.
Arba kad viskas paskrautų, tada kai viskas paskraus, aš galėsiu jau ką viską iškelti šitą nešiojimą kompiuterį ir viso. Žinoma, jame nėra edito programos. Ir neišneša šitas kompas, nes jame driverių nėra nieko, bet bandžiau jos inpust tenai viską daryti, inpust, kaip sakant, nurašyti. Bet kažkaip vis tiek neveikia. Tai draugai palietaus. Dabar iškart dangus. Viskas yra labai gerai, viskas yra labai gerai. Kaip visi rašė. Kad ten, artinasi didžiausia. Audra, ten žiauru, ten atsargiai viskas, ten perspėjimai didžiausia. Nu, ko tai nebuvo. Paprastai palijo ir viskas. Nesuprasti kartais. Viskas normaliai, aišku. Čia mes irgi galvojam, kad ten viskas susirašėm, pasikruojam, sudarėm viską. Galvom, čia jau važiuoja, dra. Žiūri. Trauks vištyti. Bet lighting in tvartas. Taigi, draugai, gyvenimas yra gražus, nesvarbu kas sakys, ar kažką neiks, ar kažkas kažką brubės, ar kažkas tokio. Vis tiek gyvenimas išlieka gražus, nes, visą laiką tai būna. Lyja, nelyja, vis tiek viskas būna visą laiką labai gražu, tiesiog, tobulą. Nereikia pamiršti, kad ir jūs esate tobuli, ne tik gamta. Nes mes esame visi iš gamtos, todėl jūs esate gražus. Nesvarbu kažkas ką sakys ar kažką. Jūs esate nuostabūs žmonės, nes jūs žiūrite ir gyvenate laimingą gyvenimą. Jei kartais to nesuvokite, prašau suvokite ir pasižiūrėkite savo gyvenimą iš supus, nes tai yra svarbiausia gyvenime. Ir kaip matote, mano diena atėjo į pabaigą. Bet ar tai blogai? Ne. Nes aš praleidau visą dieną ir laikas apie mane visiškai negalvoja, nes jis eina žiauriai greitai. Ir jis mane ruošia kitai dienai. Nes greitai bus kita diena, nauja diena, naujas vlogas, nauji iššūkiai, naujas gyvenimo etapas. Nes kiekvieną dieną yra naujas kažkas naujo, visgi net tas pats būna, vis tiek kažkas biškiuką kitaip būna. Visą laiką būna kažkas skirtingai, bet ar tai blogai? Ne. Tai niekada nebūna blogai. Ir man pasakyti vieną dalyką, kad ačiū jums už viską. Iš dalies tikrai už viską. Už viską ačiū. Nesvarbu, ar jūs mane kažką padarėte ar ne. Jums tiesiog ačiū, kad, esate čia. Ar nesate čia? Jūs vis tiek esate kažkur. Ir tai yra labai gerai. Todėl aš jums labai dėkingas už viską. Ir tikiuosi, jūs esate laimingi. Ir nors biški. Aš įsitraukiau savo vlogą. Ir nors biški sudomėjau jos. Ir gal net truputėlį pakėliau nuotaiką. Tai taip padariau. Man yra labai didžiulė palaima. Ir aš esu tikrai laimingas dėl to. Ir ypač dėl jūsų, jei šypsotės gyvenime daugiau nuo mano vlogų. Oi ne, bet pasitengsime tai ištaisyti ir steiksime jums daugiau motyvacijos gyvenime. Taigi, draugai, tai pasakius, Aivaro vlogas šiandien baigėsi, bet jie nesibaigė visam. Jie tik tai prasideda. Tai yra 54 vlogas. 53. Aš jų pasimečiau, bet ar tai blogai? Ne, draugai. Visi žino, ką aš atpasakysiu, todėl tai yra labai gerai. Bet šitiek, draugai, likit motyvuoti. Kodėl? Nes tik taip pasieksite savo tikslų.
gyvensite viską, ką norite, visas savo svajonės, viską. Ir tai atneš sėkmę ir laimingą gyvenimą, jei jūs jo dar neturite. Bet aš manau, jūs jį turite, nes visą laiką turite pažiūrėti iš supusių. Visi mes gyvenam laimingą gyvenimą, kokiam tik biškiuką sankiau. Ir iki 100% laimės, jam trūks gyventi savo svajonės. Ir turi daug dirbti dėl to. Ir tai pasakius, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Ir iki. Jaja! Šiandien girdime, kaip laša lapai nuo medžių. Take two.